girdžiu ir ponia. Štai, tai sveiki visi, aš esu Natalija Norvelė iš įmonės Adels, aš esu psichologė ir mano, sakyčiau, nemaža darbo dalis yra darbas su vadovais, su 360 tyrimais ir šiandien pasikviečiau pasikalbėti apie 360 kompetencijų vertinimą Ingrida Kudavienė iš Amber Grid, teisės ir organizacijos vystymo direktorė, kuri mielai sutiko pasidalinti jų patirtim atliekant tokio tipo tyrimus. Sveiki visi. Sveiki. Tai turbūt gal pradėkim nuo to, o kągi veikia Amber Gridas? Sveiki dar kartą. Iš tiesų, Amber Gridas yra labai seniai veikianti organizacija, tik tokiu vardu, Amber Grido vardu veikia 10 metų. Anksčiau tai buvo dalis Lietuvos dujų, turbūt visiems žinomų. Ir Amber Gridas yra energetikos įmonė vykdanti gamtinių dujų perdavimo veiklą. Tai yra valstybės reguliuojama įmonė ir valstybės netiesiogiai kontroliuojama įmonė. Šitie faktai patys savaime gal ir nieko nereiškia, kalbant tą temą, apie kurią mes kalbam, tai todėl truputėlį tą sąsąją ir pateiksiu. Iš tikrųjų, Amber Gridas yra tokia vykdo santykinai monopolinę veiklą pačios veiklos prasme. Tai yra darbuotojai, energetikai, technikai, jie atėję į mūsų įmonę dirbti, dažniausiai joje ir lieka, nes ta patirtis įgyta, jinai gali būti panaudota tik magistraliniam dujotiekį, dėl to mes turim tikrai nemažą dalį ilgamečių darbuotojų. Šiandien ilgiausiai dirbantis darbuotojas yra pradėjęs dirbti 1980 metais. Tai nekartą susakius, turbūt nemaža dalis iš čia esančių dar tada gimė nebuvo, o darbuotojas pas mus jau buvo pradėjęs dirbti. Vidutinis darbuotojų stažas yra 12 metų, o darbuotojų amžius yra 45 metai. Tai reiškia, turim ilgamečius darbuotojus pripratusius prie tam tikros tvarkos, nemaža dalis vadovų yra išaugę iš specialistų dirbdami toj pačioj mūsų įmoniai. Kalbant apie tą imtį, kurią liečia ta tema, kurią kalbėsim šiandien, tai yra 360 tyrimo, tai vadovų iš 340 darbuotojų mes turim 6 aukščiausio lygmens vadovus, mes turim 27 vidurinio lygmens vadovus ir dar 26 pirminio lygmens vadovus. Mūsų organizacija yra ir labai vyriška, 75% dėl energetikos veiklos, 75% organizacijos yra vyrų ir tai yra, matyt, svarbu irgi kalbant apie grįžtamąjį ryšį. Vyrai, moterys grįžtamąjį ryšį ir teikia ir priima kitaip ir supranta jo poreikį šiek tiek kitaip, todėl tai specifikai šitie faktai irgi turi reikšmės. Amber Gridas veiklą vykdom per 4 vietas Lietuvoje. Kas grįžtamojo ryšio temai irgi yra svarbu, yra viena bendrauti su kolegom nuolat gyvai toj pačioj veiklos vykdymo vietoj, kita yra darbus daryti kartu, bet susitikti rečiau, nes vienas Vilniuje, kitas Panevėžyje ar Jauniūnuose, kurie yra netoli Širvintų. Tai tiek trumpai apie Amber Gridą, nes manau, 360 tyrimo tema mums svarbesnė. Bet man visai norėjosi, parodyti tą kontekstą, kuriame mes kalbėsim apie 360. Gal dar ko nepaminėjau, kas yra turbūt pats svarbiausias dalykas šitoj temai, tai tyrimą 360 mes darom nuo 2015 metų. Buvo gal porą metų neišeilės einančių, bet reiškia keli etapai vienais metais ir dar kitais metais mes tą tyrimą praleidom, bet dabar jau kuris laikas vėl prie jo esam grįžę ir tai yra reguliarus mūsų darbo gyvenimo etapas. Ok. Tai gal ir pradėkime apskritai nuo to, kas yra 360, nes gal net ne visi klausytojai žino, nes mes su tavim taip jau buitiškai tą 360 sąvoką sakom. Tai jeigu taip tokį oficialesnį apibrėžimą reikėtų pateikti, tai 360 kompetencijų vertinimas yra struktūruotas vertinimas, kuris skirtas
įvertinti ir suteikti grįžtamąjį ryšį apie vadovo kompetencijas ir tą atlieka skirtingi respondentai. Pats vertinamasis vadovas ar vadovė įsivertina, taip pat jo kompetencijas įvertina tiesioginis vadovas ar vadovė, pavaldiniai ir kolegos. Dar kartais į šitą tyrimą gali būti įtraukti ir kiti asmenys, pavyzdžiui, klientai. Taip, aišku, gal tai yra tokia retesnė patirtis, bet tikrai gali būti. Kartais, jeigu, pavyzdžiui, asmuo tiesioginio vadovo neturi, nes jisai yra direktorius, tai tokiu atveju dažnai būna, kad jo kompetencijas vertina arba valdybos pirmininkas, ar kažkuris valdybos narys, arba akcininkas ir panašiai, kad siekiant, kad tikrai visi gautų grįžtamąjį ryšį. Ir skirtumas nuo kitų vertinimo metodų yra pagrindinis tas, kad visi vertintojai atsako į tuos pačius klausimus. Įvertina tas pačias elgsenas, tiesiog, aišku, kiekvienas įvertina iš savo perspektyvos. Pavaldi komanda vertina vadovą kaip tiesioginį vadovą, tiesioginis vadovas žiūri į vertinamą vadovą iš viršaus, jo lūkesčiai yra kiti. Tai dėl to mes gaunam tokį tikrai labai labai platų grįžtamąjį ryšį ir vėlgi galim pasižiūrėti, o kaip žmogus pats save mato ir kiek tas, grįžtamasis ryšys iš kitų atitinka tai, ką žmogus galvoja apie save. Tai iš tavo, Ingrida, patirties, kokias pagrindinės naudas 360 vertinimas davė jūsų įmonei? Iš tiesų tų naudų yra ir galiu įvardinti ją ne vieną. Tik tai iš anksto pasakau, kad naudas galima gauti, jeigu turime tam tikras išankstinės sąlygas. Ar ne, tie ifai arba disclaimeriai, dar kaip vadiname, jeigu tai yra. Bet pirmą pradėsiu nuo naudų. Kaip Natalija pati ir sakyti, yra grįžtamojo ryšio gavimo vienas iš būdų. Ir tas įrankis ir būtent grįžtamasis ryšys, kurį gaunam per 360 tyrimą, jis toks yra specifinis, sakykime, jis padengia tokias sritis, kur kasdieniam darbe, bendraudami su kolegom, su pavaldiniais ar su vadovais, mes galbūt ne visada tų temų ir paliečiam, visapusiškai įvertinti kompetencijas ir būtent visų tuo 360 ratu iš visų pusių. Tai iš tikrųjų tiek tas grįžtamojo ryšio davimo ir gavimo būdas plačiai visom temom, kurios yra aktualios, kartojantis metai iš metų ir galint stebėti augimą. Kartu tai yra grįžtamojo ryšio davimo ir gavimo įrankis dar vienas, tiek komandom, tiek vadovam. Susikaupt pildant apklausą ir vėlgi pasisakyti apie tai, ko nepavyko, ko galbūt net nedrąsu kalbantis pasakyti, tą parašyti. Kita nauda, kurią labai matau ir kurią iš tikrųjų ir mes labai naudojam ir ją matom tą naudą, tai yra įrankis vadovų ugdymui. Pamatyti, nustatyti, identifikuoti tas sritis vadovavimo kompetencijų, kurias reikia ugdyti tiek daugumai vadovų ar visos organizacijos mastu, tiek individualiai, kiekvienam ar kitam vadovui. Tai vėlgi toks sistemiškas būdas, kuris padeda po to ir ugdymo planus sudėlioti, tiek bendrus įmonės planus, tiek vadovai susidėlioti savo individualius ugdymo planus. Kartu tai, sakykime, yra ir įrankis pasimatuoti. Tai yra dar viena ta nauda - pasimatuoti įvairius dalykus. Kaip pavyzdį, sakau, ką mes jau esame darę, reiškia po ugdymo planų sudarimo, jų įgyvendinimo, reiškia vadovų ilgalaikės ugdymo programos, pradėjom 360 tyrime klausti. Tai ar ta programa, ar mokymai davė naudą, ar vadovas naudoja mokymuose gautas žinias, ar jis keičia savo elgsenas, ar jisai keičia sprendimų priėmimo būdus ir panašiai. Tai yra būdas pasimatuoti, kaip mums sekasi. Matau, Natalija, klausimą, ar skaidrių nerodai kitų, tik tai mūsų?
Ambergridą kol kas taip. Kol kas tik tai šitą skaidrą rodysiu, bet turėsiu ir dar kelias. Tai va, tai kalbant apie naudas, tokias pirminės didžiausias įvardinčiau šitas, bet kaip pradžioj sakiau, ifai, ar net jie yra sąlygos, kad tas naudas gautumėm, tai yra labai svarbu tinkamai pasiruošti tyrimui, mes apie tai kalbėsim šiandien. Labai svarbu yra, kad organizacijoje jau būtų atvirumo kultūra arba mes ją formuotume kartu ir šituo tyrimu. Kad būtų saugaus atvirumo, ta saugi tokia kultūra būtų atviram, nes kitu atveju mes gausim neteisingus vertinimus, neteisingus rezultatus. Ir su tuo irgi rengiantis ir vykdant tuos tyrimus, su tuo reikia padirbėti. Kas dar svarbu, kad naudos būtų? Būtina turėti, susikurti, pasidaryti sistemą aptarimo rezultatų. Padaryti tyrimą ir atiduoti jį tiesiog vadovams, savo pasiskaityk ir eik mokytis, ir dar HR-as tuos rezultatus turės ir kažką tai padarys, naudos jokios iš to nebus. Iš anksto savo pasisakyti rezultatus, kaip mes skaitysim, kam mes naudosim. Ir savo, ir vadovam pasakyti, lyginti su ankstesniais metais rezultatus, kur įvyko pokytis. Tai yra labai svarbu, kad galėtume tas naudas pasiekti. Pats savaime tyrimas pagal kokį nors šabloną padarytas ir atiduotas anketas tų naudų tikrai neduos. Jo, aš tai klausau ir galvoju, kad tikrai tai ką išvardinai, tą ir mes matom iš savo ir kitų tyrimų. Aš sakyčiau, kad tokia esminė nauda pačiam žmogui tai yra gauti grįžtamąjį ryšį apskritai, kaip mane mato kiti. Nes tikrai aš kaip konsultantė susiduriu su tuo, kad žmonės neretai save nuvertina. Ir tas nusivertinimas būna toksai, kad tikrai atrodo, kad žmogus ir tą daro gerai, ir šitą daro gerai, ir tokie atsiliepimai geri, ir komentarai geri, o žmogus savo trejetų, dvejetų prirašęs ir panašiai. Tai tas toksai teigiamas grįžtamasis ryšys, toks pastiprinimas, patvirtinimas ar užtvirtinimas, kad žmogus daro tikrai tinkamus dalykus tinkamai, tai yra tikrai tokia labai didelė. Kartais, aišku, būna ir į priešingą pusę tas savęs vertinimas būna, kad save pervertina, bet tada irgi gerai yra gauti grįžtamąjį ryšį iš kitų, kur parodo iš tikrųjų, ką galėtum patobulinti, kur ką galėtum sustiprinti ar pamažinti galbūt tam tikras elgsenas, kad pasiektum dar geresnių rezultatų. Tai šiek tiek užsimeniai, ką reikėtų žinoti įmonėms, kurios nori apskritai pradėti 360. Tai aš turiu paruošus tokią skaidrę apskritai apie visą procesą, tai mes po truputį galim ir eiti per skirtingus turbūt tuos žingsnius. Tai pakalbėkime apie apskritai pasiruošimą. Kokie būtų svarbiausi žingsniai, norint gerai pasiruošti 360, nes aš tikiu, kad nuo labai gero pasiruošimo priklauso ir tolesnis geras rezultatas. Iš tiesų, turbūt pats pirmas didžiausias žingsnis, ir čia turbūt yra personalo komandose, tas darbas turi būti nuveiktas ir žingsnis padarytas, savo aiškiai suprasti, kodėl mums reikia ir kodėl mes norime šito proceso, šito tyrimo. Viena, jeigu tai tiesiog madinga, gal čia visi daro ir reikėtų mumgi gal kažkuom padės. Tai su tokiu požiūriu galima eiti į tyrimą, bet gerokai daugiau naudų ir vertės tyrimas duos, jeigu aiškiai įsivardinsim, kokio tikslo norim pasiekti. Ir netgi tą klausimą reikia užduoti savo kiekvienais metais. Jeigu pernai darėm, tai o ką šiemet norim sužinoti. Aiškiai įsivardinti, jeigu sakom, norim, reikia susidaryti vadovų ugdymo planą. Pagal tikslą žiūrėti į klausimus, kuriuos mes formuluojam, kuriuos mes užduodame tyrime. Tai kokius juos reikia galbūt pastiprinti, išplėsti, labiau detalizuoti, kokius juos apskritai užduoti klausimus, ką mes darysim su atsakymais, ar mes veiksim kažką su atsakymais, kuriuos gausim, ar mes esam pasiruošę gauti atsakymus į tam tikrus klausimus.
Ne, tai pirmas pasirengimas ir žingsnis reiškia susidėlioti savo, koks tikslas ir po to visą procesą tyrimo dėliotis apie tai. Natalija, tavo skaidriai komunikacija yra pirmam žingsnį ir tai yra labai svarbu, bet aš sakyčiau, kad komunikacija po to, kai mes žinom, ką darysim, kaip tą darysim ir kaip visas procesas vyks. Tai komunikacija irgi yra tikrai be galo svarbi. Ir čia sakyčiau, kad komunikacija, ji turėtų būti ne tik iš personalo žmonių, bet labai vertinga yra, kad įmonės vadovas netgi pastiprintų tą komunikaciją, atvirai, aiškiai, paprastai, papasakodamas vat būtent tą tikslą, kodėl mes tą darom, kodėl tai yra svarbu, kaip ir kam bus naudojami rezultatai, koks bus procesas, tai yra po rezultatų gavimo, kaip toliau procesas vyks, kas su kuo pasikalbės, kas su kuo aptars ir kas ir kokias išvadas iš to darys. Tai ta komunikacija paaiškinant patį pagrindinį tikslą, jinai yra labai svarbi ir svarbi ne tik vadovom. Čia dar svarbi dalis. Ne tik vadovus surinkus reikėtų papasakot, kad dabar jūs vertins. Ar ne? Bet visiems žmonėms tą procesą, kaip grįžtamą ryšio procesą, kaip organizacijos augimo procesą pristatyti, tai yra būtina. Aš tai galvoju, žinai, apie tuos vertintojus, kad jiems tikrai labai svarbu pristatyti, kad jie suprastų, kas čia vyksta ir kokia yra jų rolė ir kokia yra jų svarba, jų atsakymų nuoširdumo ir tokio objektyvumo svarba šitam procese. Kad nebūtų taip, kaip mes kartais matom tiesiog, kad viskas suvertinta 5 iš 5. Ir ar tikrai tai yra objektyvus ir nuoširdus grįžtamasis ryšys? Na, aš visada turiu savo abejonių. Ir tai yra, man atrodo, susijęs su tokiu prasta komunikacija, kad ne iki galo žmonės supranta, o kam jie tą daro, kam jie spaudžia tą 5 arba 4, ką tai duos pačiam vadovui. Čia gal aš nuliūdinsiu tuos, kurie gal nori pradėti ir tikisi labai greito rezultato. Mano patirtis rodo, kad pradėjus šitą tyrimą daryti pirmus turbūt gal netgi 2 kartus, objektyvių rezultatų ir vertinimų tikrai nesitikėkit, nes nesvarbu, kad ar vadovas ir personalas pasakos, kad čia tik ugdymui, kad čia labai svarbu, tiek pas vienus, tiek pas kitus to neramumo bus, nes reikia parodyti, ar ne, pasibaigia procesas ir organizacija iš tikrųjų parodo, kur tuos rezultatus naudoja. Pirmais metais vertinimai tikrai visada yra labai geri, dažniausiai komentarai yra labai geri ir tos tokios tikrai naudos, kad yra objektyvus grįžtamasis ryšys, retai kada pirmais metais pavyksta pasiekti. Ir jeigu po tyrimo vėliau tais pirmais metais įvyksta, kaip sakykime, teisingi veiksmai ir pamatomas efektas, jau antrais ir vėlesniais metais tikrai žmonės yra drąsesni. Mūsų organizacijoje iš tikrųjų šiais metais darytas tyrimas, jis tikrai parodė jau tokį išskirtinį atvirumą. Ir mes buvom sutarę, kad komentarus rašom nebe anoniminius, kiekvienas pasirašo vardą. Visaip įvyko, tikrai neįvyko pirmais metais, kad kiekvienas tą vardą pasirašytų, bet jau matom, kad tikrai yra realūs vertinimai, išskyrus vis tiek gal vieną niuansą, kas yra svarbu. Vertinimai vis tiek yra geri. Lyginant su tais, kaip Natalija pati mums buvai pasakojusi, kokie yra teoriniai, ar ne? Tai matydami eilę metų tuos pakankamai gerus vertinimus, mes ką padarėm jau čia personalo žmonės, kad teisingai visgi skaitytumėm tuos rezultatus, mes ne tik vertinom pagal tuos teorinius
vertinimo rodiklius, ar ne, kad ten 3,5 tai yra gerai, kai pas mus nuo 3,6 turbūt visi tik ir prasidėjo vertinimai. Tai mes išsivedėm savo vidurkį. Reiškia, savo vadovus visus susidėjom, jų vertinimą ir išsivedėm vidurkį ir sakom, okei, tai mūsų vidurkis yra čia, reiškia, pagal mūsų organizacijos vidurkį mes vertinkim, nes prieš tai buvo, kad keli metai, kad pažiūrėjom, tai čia, labai čia geri viskas, nieko gal daryti nereikia. Tai tiesiog kiekvienas ten tegul pasižiūri. Tai tuos rezultatus reikia stebėti ir galvoti, kaip su jais dirbti, nes vis tiek norim pokyčio, norim augimo, reiškia, mes juos pradedam skaityti tuos rezultatus kitaip. Na jo, ir aš manau, tai, ką tu kalbi, mes tikrai susidarom ir kitose organizacijose, kad reikia įsivesti koeficientą. Taip. Kažkokį tos įmonės ar įstaigos vidurkį, nes tikrai tas teorinis 3,5 mažai kada būna, ypač pirmais metais, kai tikrai visi vieni kitiems stengiasi būti labai pozityvus, labai geri, labai malonus, nes man atrodo, kad tikrai nemažai yra baimės, nes yra žodis vertinimas. Ir žodis vertinimas, jisai uždeda tokį ir vadovams nerimą, stresą, ir tikrai aš per pokalbius esu girdėjęs, kad vadovas sako, 3 naktis nemiegojau, čia ruošiausi šitam pokalbiui, čia pasiruošiau, išsinagrinėjau šitą ataskaitą. Tai kaip manai, kaip pas jūs veikia, kaip apskritai įveikti tą baimę, kaip vadovams dirbti su savimi, kaip neprieiti iki baimės, gal čia nuo to reikėtų pradėti? Aš gal pradėsiu, pirmiausia, tai ne apie 360 mano pačios baimės teorijos, ar ne, ką sako teorija, kaip bet kurią baimę įveikti. Tai veikti jos nereikia, reikia su ja susidraugauti. Bet pirmiausia yra svarbu, jeigu jau labai bijau, labai stresuoju, savo aiškiai įsivardinti, ko bijau. Kad vertinimas bus labai prastas. Dabar tiesiog kaip pavyzdinė kažkokia tokia sako, kodėl aš bijau, kad vertinimas bus prastas? Kas po to bus? Nusipiešti savo tokį blogiausią scenarijų, kad jeigu mane labai blogai įvertins, tai reiškia, aš labai blogas vadovas, reiškia, gal mane atleis iš darbo. Ir kai nusipieši blogiausią scenarijų, savo pasigalvoju, tai gerai, o ką aš darysiu? Blogas vertinimas, ką aš su tuo darysiu, atleis iš darbo, galų gale, nors to iš vis neturėtų būti. Ir po kelintais metais, jau tikrai 2 metais darant šitą tyrimą, manau, turėtų organizacija parodyti, kad tai nėra įrankis susidoroti su vadovais ir atleisti juos iš darbo. Tai to tikrai neturėtų būti. Tai kai savo nusipieši blogiausią scenarijų, tu žinai veiksmus, kaip tu tam esant blogiausiam scenarijui spręsi, ta baimė jinai tokia patampa racionaliai pamatuojama ir įveikiama. O jeigu grįžtant prie pačios baimės 360, tai vėlgi aš manau, savo labai aiškiai reikia pasakyti ir komunikacijoje, aišku, organizacijoje tą vadovas turėtų girdėti, kad tai nėra kažkoks ypatingas įvertinimas, tai yra grįžtamasis ryšys. Grįžtamasis ryšys skirtas augimui. Aš labai siūlyčiau, rekomenduočiau transformuoti savo to vertinamojo požiūrį ir eiti į tyrimą su smalsumu. Ir manau, kad kiekvienam yra labai įdomu, tai kaip mane patiria kolegos. Kaip mane įvertins, aš ten taip atrodo stengiausi ir taip dariau ir va čia savo elgsenas pakeičiau. Taip smalsu, kaip mane mato kolegos. Tikrai gavus prastesnius vertinimus ar komentarus, tų emocijų visokių būna, bet kai žiūri su smalsumu į tai, kur man reikėtų augti, kur galiu elgtis ir turėčiau elgtis kažkaip kitaip, o kur galbūt reikia su kolega pasiaiškinti, kodėl jisai mane taip suprato, taip patyrė, tai man tai labai smalsu. Iš tikrųjų ir su įdomumu ir eiti tą tyrimą ir taip tas baimės tikrai gerokai turėtų būti mažiau. Jo, ir tai, ką tu sakai, man labai susisieja su tais neanoniminiais komentarais, nes tada, kai gauni komentarą nuo žmogaus, kur parašyta, kad tai yra Igno komentaras ar Agnės komentaras ir panašiai, tu iš karto gali įsijausti į tą situaciją, nes kitaip tas komentaras yra toks pakankamai abstraktus ir gali galvoti, čia buvo gal čia, o gal ten, o gal čia ir taip toliau. Tai man čia toks dar vienas, argumentas už šiek tiek mažesnį anonimiškumą šitoje vietoje.
Tikrai taip, ir čia dar linkėčiau tada vadovam, ir drąsos, ir patiem pildant ne anonimiškai, bet jeigu ir anonimiškai išpildant, einant klausant, kaip Natalija sakai, man pačiai buvo pavyzdys prieš kelis metus, kai aš absoliučiai nesuprantu, kur žmogus kokioj situacijoje galėjo mane pamatyti va taip. Tai jau kolegų klausinėjau, ne ar tu parašėjai, aišku, ne tas klausimas, ar tu parašėjai tą komentarą, bet aš klausiau, ar jūs patiriat mane taip, pasakykit man, kur galėjo tai būti, ir vis tiek išsiaiškinau, kad galėjo tokioj tai situacijoje kažkokioj, žmonės, kurie, vėlgi tam tikro mąstymo, matymo būdo, jie tiesiog tą patyrimą kitokį gauna ir vėlgi išvada savo pasidarytų, okei, taip tada nereikia daryti, taip nereikia kalbėti, taip nereikia elgtis, tai drąsiai eiti klausti, kalbėtis, aiškintis. Dar galvoju, galim paliesti kompetencijų modelio temą, nes man atrodo, tai yra dar vienas svarbus dalykas, o ką mes matuojam. Kaip yra pas jūs, kaip pasirinko tą tinkamą, sakykime, modelį ir kiek dabar tenkina gal taip. Kompetencijų modelis, apskritai sakyčiau, ir taip ir ne, nes aš tikiu, kad yra tikrai eilė organizacijų, kurie norėtų tokį tyrimą 360 vadovam daryti ir dabar, kad nenusigastų velnias, aš neturiu kompetencijų modelio, reiškia, man netinka šitas tyrimas. Ar ne, tai tikrai taip nėra. Taip yra paprasčiausia, kai esam organizacijoje įsivardinę kompetencijas ir jas atitinkančias elgsenas, kurias norime, kad vadovai atitiktų, ar ne? Kokias kompetencijas turėti, ar ne? Pradedant turbūt nuo elementaraus bendradarbiavimo ir ką jisai reiškia, nuo vadybinių ar komandos vadovavimo savybių, nuo lyderystės, nuo galbūt inovatyvumo, nuo strateginio mąstymo atitinkamo lygmens vadovams, įsivardinę tas kompetencijas, elgsenas ir tada yra matuoti pagal tą modelį susidarytą, matuoti ir lūkesčius aiškiai išreikšti vadovams, kur yra kryptis, yra gerokai paprasčiau. Bet darant kompetencijų modelį ir jį turint ir naudojant, vėlgi, kas yra svarbu. Jis turi atitikti gyvenimą. Jeigu mes jį pasidarėm prieš N metų, dar nutinka, kad kai darom pirmą kartą, tai rašom kaip tai labai protingai, labai taip gudriais žodžiais ir jau ten ne tik tai misija, bet ir vizija 10 metų į priekį mes jau įtraukiam į tas elgsenas. Tai prieš 360 tyrimą, ir jeigu mes jį darom pagal tą kompetencijų modelį, tai tikrai vertinga jį pasižiūrėti, kaip jis skaitosi to žmogaus akimis, kuris vertins vadovą, kuris teiks grįžtamąjį ryšį. Ir ar jį ir tada atnaujinti tą kompetencijų modelį, ar galų gale pagal jį, bet klausimus kažkaip 360 tyrime netgi dėliot paprasčiau, nes čia irgi labai svarbu yra paprasta kalba, žmonėms suprantama kalba. Ir tos, reiškia, jeigu kompetencijų modelyje mes ten apsirašom elgsenas būti ten, ką reiškia inovatyvių, tai ten reguliariai teikti daug ten inovatyvių pasiūlymų. Ir jeigu mes surašom į klausimą, ar jisai reguliariai teikia daug pasiūlymų, atsakyti nėra kaip kartais. Reguliariai, bet nedaug. Daug, bet nereguliariai, tai kokį vertinimą daryti, reiškia, skaityti ir klausimus, ir to elgsenų aprašymus reikėtų ir to skaitytojo, pildytojo akimis. Ir tas kompetencijų modelis, kaip sakau, aš labai rekomenduoju reguliariai jį atsinaujinti, pažiūrėti, kiek jisai tinka gyvenimui, o jeigu jo neturit, tai vis tiek reiks įsivardinti prieš tyrimą tai, kas jums svarbu. Kas organizacijai yra svarbu, kokį lūkestį organizacija turi vadovam. Mes irgi turėjom visokių etapų, turėjom kompetencijų modelį, po to atėjo laikas, žiūrim, kad jis gal per sudėtingas, tada susirašėm atskirai lūkesčius vadovui. Paskui po kelių metų supratom, kad patys nesuprantam, tai čia vieną taikyti ar kitą, reiškia, tada pargrįžom prie kompetencijų modelio supaprastinimo ir
Ir dabar aš jau vėl matau, kad jis vėl yra galbūt per sudėtingas ir dar paprastesniais žodžiais ir galbūt mažesnės apimties surašyti. Nežinau, kai aš turi atitikti 25 kompetencijas. Ir ten superinis. Nu, tai yra neįmanoma, kažkurios vis tiek yra svarbesnės, kažkurios yra mažiau svarbios, kažkurios svarbios patampa šiais ir kitais metais ir galbūt po 3 metų vėlgi nebebus tokios svarbios. Bet susirašyt lūkesčius vadovam, ko mes iš jų tikimės ir pagal tuos lūkesčius juos pasimatuoti ir leisti jiems augti pasimatavus. Tai yra tikrai svarbu. Jo, nes aš galvoju, 25 kompetencijas ugdyti būtų gan sudėtinga. Tada vadovas vargu ar spėtų savo tiesioginį darbą dirbti. Aš aišku, čia padauginau, pas mus tiek nėra, kaip pavyzdį pateikiau. Bet aš esu mačius. Esu mačius tokių ilgų kompetencijų modelių ir mes jau kaip konsultantai tada turim kartais įsikišti ir pasakyti, kad, žinot, labai gerai skamba, labai viskas teorijoje gerai, bet realybėj turbūt reikia šiek tiek paprasčiau žiūrėti. Ir man labai patiko, kad tu akcentavai tuos ir dvigubus teiginius, ir trigubus, nes kartais būna, kad skaitai teiginį ir nesupranti, su kuria tau dalim sutikti. Ar kad teikia tuos pasiūlymus dažnai, reguliariai, ar inovatyvius, ar neinovatyvius, ar panašiai. Ir tada žmogus pasirenka tokį saugų gal ketvertą, kad maždaug, kažkur. Turbūt gerai. Žmogus kaip pamasto, kad turbūt gerai. Dar kas svarbu, kad galėtų žmogus ir pasirinkti, nes aš visokio tų tyrimų esu mačiusi, kad nežinau, nesu stebėjęs, kaip pasireiškia. Ir čia labai svarbu yra kolegoms turėti tą galimybę tyrimę atsakyti, kad aš nežinau, nes ne visi mes kolegos žinom, kaip kolega vadovas su savo komanda dirba. Kai kuriuos aspektus žinom, o kai kurių ne, nes tikrai aš esu mačius tyrimą, kur tu turi įvertinti nuo 1 iki 5, tai ir vertinai 5, nes turbūt gerai jis dirba. Taip. Ir šita problema, man atrodo, dar aktualesnė tada, kai mes dirbam nuotoliu, arba, pavyzdžiui, kaip jūsų atveju yra tie kiti padaliniai, kurie yra nutolę, ir tu tiesiog fiziškai net nebūni tam pačiam pastate ir net nesusiduri, net koridoriai ar virtuvėliai nesusiduri su tuo vadovu ir nesusitinki. Tikrai taip, nes tai yra galimybė, kaip ir minėjau, po to ir aptarti su kolegom gyvai. Ir aptarti, kaip man sekasi ir kodėl man taip sekasi. Tai nuotoliu dirbant be galo svarbu gauti grįžtamąjį ryšį, nes netgi turint grįžtamojo ryšio susitikimus su komanda, su pavaldiniais ar su vadovu, jeigu jie yra nuotoliu, jie ir lieka tokie truputuką per nuotolį, man atrodo. Tai bet kuriuo atveju, jau ne tik į 360 tyrimą, aš labai rekomenduoju susitikimus 1-ant-1 ir metinius pokalbius, tai tikrai, jeigu yra galimybė, tai tik gyvus turėti. Jo, pritariu. Lygiai taip pat kaip ir aptarimą rezultatų, čia gal vėliau truputuką kalbėsim apie tai, kad aptarimas jis irgi turėtų būti labai, mano, rekomenduojamas, nes tikrai efektą didelį duoda. Jo, apie aptarimą kaip tik ir noriu pereiti, ką vėliau darot. Gauna kiekvienas vadovas ataskaitą, turi sesiją grįžtamo ryšio su konsultantu. Ką su tuo darot? Ką mes darom ir kas tikrai, manau, yra vertinga, visų pirma, tai pasibaigus tyrimui mes vėlgi turim komunikaciją, galima konsultantą pasikviesti, jeigu nėra galimybių konsultantą, aš manau, kad tikrai personalo žmonės irgi tą gali padaryti, bet būtinai jau tada vadovams surinkus papasakoti dar kartą, kaip skaityti rezultatus. Gavote ataskaitos atrodo taip ir anaip, ir kaip skaityti rezultatus, nes dabar, jeigu paklausčiau turbūt čia dalyvaujančių, kas dalyvavo tyrime, ką pirmiausiai darom, kai savo tyrimą gaunam, į galą ir blogus komentarus. Ir viskas tada jau visas tyrimas patampa nuviliančiu.
kaip blogai. Tai, kad to nebūtų, kiekvienais metais tą pakartojam, nes yra naujų vadovų, yra ir tų, kuriem pasimiršo ar ne, primint, arba ataskaitos forma kažkaip pasikeitė. Būtinai papasakot, kaip skaityti. Sekantis žingsnis mums irgi jau eilę metų pasiteisinęs turėti vadovui susitikimą, ne pirmą su savo vadovu ar su komanda, bet vėlgi ar su konsultantu, jeigu yra galimybė, arba su personalo žmogumi, kuris padėtų dar kartą pačiam perskaityti, pamatyti, ką rodo tas ataskaita, kur yra svarbiausiai, ką dėmesį atkreipti. Iš tų žmonių, kur Natalija pradžiai minėjai, kurie save labai prastai vertina, labai gerai konsultantas paragrąžina į realybę, taigi gerai tave vertina. Ar ne, taigi gerai tave mato, va čia gal ir čia reikėtų paaugti, pasitemti, kažką tai daryti kitaip. Galų gale su tuo išorės, aš sakau išorės, reiškia ne tavo vadovų ir nepavaldinio su tuo žmogum, kuris padėtų ir galbūt užduotų, tai ką dabar darysi, ar ne, tai koks tavo planas, kaip tu matai, kur ugdytis. Tas irgi tikrai duoda daug vertės vadovui suprasti tiek tyrimo naudą, tiek ką su tuo tyrimu toliau daryti. Sekantis žingsnis tikrai yra privalomas ir vienur įvyksta, vienuose padaliniuose paprasčiau, kitur sudėtingiau ir irgi reikia, bent pas mus kartais ir personalo įsikišimo pas mane su vadovu. Būtinai su vadovu aptarti, o kaip vadovas tos rezultatus skaito, o galų gali ir man pačiai gauti vadovo paaiškinimus, nes vadovo komentarai ir vertinimai, jie labai aiškiai matosi, kodėl vadovas vertina taip ir kitaip ir kaip vadovas mato tą mano reikiamą augimą, reikiamą pokytį. Tikrai daro ne visi, bet labai rekomenduočiau, nes kai kurie vadovai pas mus jau tą darė ir liko labai patenkinti tuo žingsniu, nueiti į komandą. Nueiti į komandą. Bendrai, žinau, kad ėjo, reiškia, susitikime su komanda, vadovas pristatė savo rezultatus vertinimo ir jie pasikalbėjo, kodėl komanda taip vadovą mato, o netgi ir kodėl kolegos kitų padalinių vadovai taip mato, kaip kartu mes galim visi kartu tą mūsų vadovui padėti kažką tai galbūt daryti kitaip, arba ir toliau daryti va šituos dalykus, ką darai labai gerai. Tai čia reikia vadovų jau tokios truputėlį šitam žingsniui didesnės brandos, gero, sveiko santykio su komanda, bet jis tikrai šitas žingsnis duoda didelę vertę, nes nepamirškim, kad tas tyrimas, jis vis tiek yra momentinis. Ir tikrai ir man yra buvę, kad klausi, kodėl šitas komentaras, aš tuo momentu pagalvojau, šiaip tai čia ne bendrai tas vertinimas komentaras, ne, tu daugiau tik niekad nedarai, vieną kartą tik tai buvai padarius. Tai to manau dažnai nutinka, arba žiūri tą, kodėl aš čia įvertinau ten to trejetų, nežinau, neatsimenu, šiaip tai viskas gerai. Bet vėlgi, jeigu tai yra atvirai ir vadovui, tada labai svarbu suprasti, kodėl jisai buvo taip įvertintas, kalbantis, bendraujant. Bet tam reik drąsos. Drąsos ir tos brandos, ką paminėjai, nes tikrai esu turėjus tokių pokalbių, kur vadovas sako, pasižiūrėjęs pavaldinių atsakymus, sako, jūs matot, kurie čia man tos dvejetus parašė, pasakykit vardus pavardės. Ir tada aš galvoju, gal neverta tau rekomenduoti eiti komandą ir su jais aptarti, nes tai bus, neaptarimas, tai bus toks kaltinimas ir tardymas, kas čia parašė ir kodėl čia parašė, ir paskui kažkokios, sankcijos. Tai tokių tikrai, jeigu su tokiais klausimais ir tokiom mintim, tai geriau neiti, nes tikrai kitais metais taip, kas turbūt garantuotai, tai kitais metais gausi iš to, jeigu ta pati komanda 5. Ir nei vieno komentaro. Taip. Tai jeigu tai tave padarys laimingu, tai welcome, bet organizacijai tai nėra gerai.
Jo, nes mes visada šiuo tyrimu mes siekiam tokio tikrai atvirumo ir tokios teigiamos organizacinės kultūros, kad tas grįžtamasis ryšys, jisai būtų traktuojamas, kaip būdas tau kaip vadovui paaugti. Pamatyti tas vietas, kurių galbūt ne visada apie save matai, tiek teigiamas vietas, kurių neįsivertini, ir tiek ir tas, tobulintinas vietas. Ir kad tai nebūtų, kaip kažkokia bausmė ar kažkas tokio neigiamo. Tai aš tikrai esu labai už aptarimą ir su komanda, ir ypač su tiesioginiu vadovu, nes vienintelio tiesioginio vadovo rezultatai nėra suvidurkinti, visada vertintas vadovas mato, kaip jį įvertino aukštesnis vadovas. Tai tas yra gerai, nes tada labai aišku ir galima diskutuoti, bet kartais tiesiog, ką girdžiu iš pačių vadovų, tai neisiu pas direktorių, jisai užimtas ir panašiai. Tai man čia yra irgi tokia, žinutė apie tai, kiek direktorius kokią pirmenybę teikia šitam įrankiui ir šitam metodui. Čia žinokit, iš tikrųjų, Natalija, labai teisingai sakai ir klausausi ir galvoju, o kaip pas mus, kaip mes darom mūsų organizacijoje, kas pas kurį turi eiti prašytis. Ir aš neturiu atsakymo. Mes komunikuojam, kad vadovas turi aptarti su savo pavaldžiais vadovais, o tie pavaldus vadovai turi aptarti su aukštesniu vadovu. Ta pareiga, jinai lyg ir, mes komunikuojam, jinai yra abiejų. Tai aš turiu pavaldinių, tai vadovų, tai aš juos kviečiuosi. Nutinka ir taip, kad susidėliojo kažkur, gal ten kažką tai užmiršau, jau suplanuot susitikimą, tai tikrai žmonės ateina patys mano ir sako, o ar mes kalbėsimės, tai tikrai kalbėsimės. Tai yra abipusė pareiga ir tą turi suprasti, kad nė vienas niekam nieko neskolingas. Bent mes komunikuojam taip. Nesėdėk nelaimingas, jeigu tavo vadovas tavęs nepasikvietė aptarimui, pats inicijuok. Arba vėlgi, tu nelauk, kol tavo pavaldinys čia painicijuos, pats pakvies. Tai man kažkaip atrodo tokia sveika, tada gaunasi kultūra, kur yra abiejų atsakomybė, bet tą reikia komunikuoti. Čia jau yra tada personalo žmonių darbas, komunikuoti, primint, stebėti, klaust galų gale. Aš dar matau, Natalija, mes vieną gal temą praleidom apie procesą patį, apie sąrašų sudarimą. Ir kadangi mes čia irgi buvom keletą metų tokių vis grėblius, užlipdavom ant vieno arba kito grėblio, tai tas irgi svarbu tiem, kas pradės tyrimą daryti, tie gal jau ir darot. Tai svarbu iš tikrųjų, kad 360 tyrimas būtų objektyvus. Tai koks buvo mūsų kelias? Visos nuo 15 metų istorijos nepasakosiu, bet etapais. Tai pradžiai mes priskirinėdavom. Kalbam apie kolegų priskirimą. Pavaldiniai viskas aišku, vadovus viskas aišku, apie kolegų. Pradžiai priskirinėdavom personalas tuos vertinančiuosius patys. Kitais metais, nes kažkaip įsivaizdavom, kad mes tai geriausiai žinom, kas gali tą vadovą įvertinti. Ar ne? O įvertinti, kadangi reikia objektyviai, o tai tas objektyvumas mums dažniau būna asocijuojasi su tuo, kad jau tikrai pasakytų, jau ką jis ten negerai daro. Tai tas objektyvumas ne visada objektyvus. Ir aišku, gaudavom klausimų tada iš vadovo, kodėl man šitie priskirti, o aš ten su juo gal nepakankamai dirbęs, ką jisai ten gali apie mane pasakyti. Koreguodavom, tada visai būdavo. Tuomet mes jau nusprendėm, kad tikrai vadovai pakankamai brandūs ir gali pasirinkti patys, be jokių taisyklių. Reiškia, patys pasirinkti. Ir buvo visai, nes branda akivaizdu, jinai yra skirtinga. Buvo tikrai, vieni, kurie tikrai norėjo objektyvų ryšį grįžtamai gauti, pasirinko ir tų, su kuriais lengvai sekasi dirbti kolegų, ir tų, su kuriais sunkiau sekasi dirbti kolegų. Bet buvo tokių, kurie susidėjo tik tai tuos, kur gerai įvertintų, arba buvo ir tokių. Tegu tie, kurie blogai, visi man įvertina, jau čia man pasako jau tikrai visas rytis, kur man reikia čia tobulėti ir augti. Tai buvo ir tokių.
Tai dar vėlesniais metais mes tokias rekomendacijas davėm. Pasirinkite patys, bet pusė turėtų būti tokių, su kuriais lengva dirbti, kita pusė turėtų būti tokių, kur sudėtingiau dirbti tam, kad tas grįžtamasis ryšys iš tikrųjų būtų objektyvus ir kas kart taip personalo žmonės tuos sąrašus pasirinkimus peržiūrėdavo, vis tiek ta stebėsena turi būti. Iš sąrašų sudarimo vertinamųjų dar kas yra labai svarbu. Vienais metais nebuvom nustatę jokių limitų skaičiuje vertintojų. Ir nutiko taip, kad kai kurie gavo po 20 ir daugiau anketų. Įvertinti reiškia 20 ir daugiau kolegų. Ir su tuo yra vienas dalykas iš tikrųjų labai gerai, labai faina, reiškia, kad vieno ar kito žmogaus grįžtamasis ryšys, jisai žmonėm yra svarbus, vertinga, jį mato kaip vertinga, bet su tokiu krūviu, nes paprastai vis tiek tyrimai kokios 2 savaitės yra skiriamos, su tokiu anketų skaičium pati jau ant savęs žinau, paskutinės būna kokios 10 anketų tiesiog žymi be jokių komentarų, o didžiausia vertė yra iš komentarų. Tai vat labai svarbu yra nusistatyti sveiką skaičių, nežinau, koks jis yra, jisai gali būti skirtingas kiekvienoje organizacijoje, mes savo pasisakę esam, kad 12 anketų yra normalu, daugiau jau neturėtų būti ir ten tiesiog sistemai reikia sugalvoti, kaip jau limituoti, kad nebegalėtų pasirinkti, jeigu jau aš esu 13, tai aš nebegaliu pasirinkti, pavyzdžiui, Natalijos, nes jį jau 12 vertins. Bet čia tokie teisingi labai dalykai, kadangi mes irgi visada ir pačios komunikuojam, kad reikia pasirinkti ne patogiausius žmonės, ne tuos, su kuriais tau kavą smagu gerti ir panašiai, kad tikrai gautum skirtingą grįžtamąjį ryšį ir tokį ir kritinį biškį. Ir dabar galvoju, žinai, kai sakai, kad vadovas pats pasirenka tuos geriausius, sakykime, ir tokius sunkiausius. Ar gali būti, kad kitais metais tie sunkiausi buvę dabar jau nebebus sunkiausi, galbūt jau su jais yra kontaktas pagerėjęs, pavyzdžiui? Tikrai gali būti. Jeigu aš dirbu su rezultatais ir aš darau kaip vadovas su savo gautais tyrimo rezultatais, aš darau žingsnius, tai tikrai gali būti mano pačios patirtyva šitoje organizacijoje, kai jau atėjus aš pirmą kartą dariau, aš tikrai gavau tam tikrų kolegų labai tokį vertinimą, jis net skauda, man buvo kaip taip, bet kaip įsijungia protas ir darai elgsenų, veiksmų, pokyčius darbe, kitais metais tokių nebebuvo, buvo geriausi draugai, bet nebūtinai, bet vėlgi nebūtinai, nes, ką patys suprantam, darbas kartu yra darbas kartu, 2 žmonių darbas. Ir gali būti taip, kad paaiškėjo, kad visgi ne tavo elgesyje yra bėda, o kolega gal labiau turėtų keisti savo elgesį. Ir tai irgi yra atradimai. Taip, tame irgi yra dėmesys. Taip. Jo. Žiūriu, kad mūsų laikas jau kažkaip tai eina į pabaigą. Aha, ir aš matau, kad vis klausimai krenta. Tai ir skirkim laiko klausimams, aš tiesiog dar įjungsiu paskutinę mūsų skaidrę, kur galit pafollowint mus LinkedIn platformoje. Kviečiu apsilankyti Adels puslapį, pasiskaityti daugiau. Mes turim daugiau informacijos, ne tik apie 360, dalinamės atvejo analizėmis įvairiausiamis iš įsitraukimo tyrimų ir panašiai. Tai taip pat pafollowinkit mūsų Facebook'e ir YouTube kanale. Jeigu žiūrit dabar šito įrašo kaip tik per YouTube kanalą, tai kviečiu paspausti laiką, pasidalinti su kolegomis ir, žinot visus tos veiksmus, nekartosiu. O skirkim tada laiko klausimams.